Labadiena visiems ir labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti savo žiniomis, patirtimi šioje srityje. Kaip minėjo, yra tekę dirbti ir ligoninėje, ir privačioje praktikoje su šia tema ir įvairiais iš tikrųjų turbūt kampais ir pusėmis, tiek su pačiais paaugliais, tiek su tėvais, tiek ir su artimaisiais, kurie gėdytų, kurie visgi nepavyko ar kažkaip išgelbėti ir teko atsisveikinti su jaunuoliais. Tai šiandieną iš tikrųjų tas mano pasidalymas su jumis, man atrodo, labai svarbus tuo, kad mokiniai praleidžia mokykloje tikrai didelę savo laiko dalį ir didelė gyvenimo jų dalis yra ir vyksta mokykloje. Ir jūs esate tie, kurie matote, kurie galite pamatyti, pastebėti, sureaguoti, taigi tai yra labai reikšminga ir svarbu. Taigi norisi pasidalinti su jumis, kuo galėtumėte jūs prisidėti. Kai kalbame apie savižalą ir savižudybės riziką, tai galime matyti ir sąsajų, tačiau ir skirtumų. Kartais savižudybės rizika yra, tačiau savižalos nebūtinai yra ar ne. Gali būti tiesiog mintis arba galvojama apie kitokius būdus. Tačiau jeigu yra savižala, gali būti, kad jaunuolis negalvoja apie savižudybę ir minčių nėra ir galime sakyti, kad tai yra tarsi būdas, nors ir nekonstruktyvus, valdyti savo skausmą, vidinį skausmą. Iš kitos pusės niekada nežinome, kaip gali pasibaigti savižalos atvejais ir tikrai būna tokių situacijų, kai minčių apie savižudybę nėra, o pats veiksmas deja, bet įvyksta. Taigi į abi situacijas tikrai reikėtų žiūrėti rimtai, reaguoti bet kuriuo atveju kiekviena iš jų rodo gilų vidinį skausmą. Ir galime tą kažkaip pajausti, suprasti ir bandyti ieškoti kelių, kaip iš to skausmo susikaupusio galima išjudėti ir ką su tuo daryti. Kai galvojam apie tą vidinį skausmą, dažnai norisi surasti, kas yra ar atsakingas, ar kažkas netinkamai galbūt elgiasi ar daro. Ir dažnai tame paieškų rate atsiduria tie, kurie yra šalia, ar ne, kartais kaip mokytojai galime pastebėti, kad kažko nepadaro galbūt artimieji, galbūt pats vaikas. Iš kitos pusės norisi, kad iš šitą situaciją pasižiūrėtume gerokai plačiau, nes poveikis savijautai ir poveikis psichikos sveikatai yra toks labai įvairialypis ir susidedantis iš įvairių aspektų. Jeigu pasižiūrėtume paskutinius 5 metus, ar ne, tai tą skausmą neretai padidina, ir dažnai padidina tos situacijos, su kuriomis susidūrė mūsų visuomenė paskutinius metus. Ir ne visų žmonių, bet didelės dalies žmonių savijauta iš tikrųjų pablogėjo per pastarosius 5 metus. Jeigu ar neturėjome nerimo, galimai jisai galėjo išaugti, jeigu turėjome prislėgtumo, galėjo padidėti prislėgtumas. Jaunuoliai lygiai taip pat, ar ne, paaugliai, jaunuoliai susidūrė su COVID pandemija, turėjo atsisakyti galimybės eiti gyvai į mokyklą, dalį laiko mokintis nuotoliu, ar ne, ir atsisakyti bendravimo su draugais, būrelių ir iš tikrųjų tas socializacijos nebuvimas jaunam žmogui reiškia labai daug ir tikrai pablogino nemažos dalies vaikų sveikatą. Taip pat ir karinės intervencijos kaimyninėse šalise. Dabar jau galime sakyti, kad tarsi apsipratom su šita situacija, iš kitos pusės kažkur giliai širdies kamputyje vis tiek yra tas toks truputį ir pojūtis ir šiek tiek tos ir savijautos galimas pablogėjimas ir dėl tų aplinkinių aspektų. Kalbant apie pačią kartą ir su kokiais iššūkiais jinai susiduria, galvojant apie tai, iš kur tas skausmas ir kodėl būtent šita karta yra taip linkusi tą skausmą išreikšti, nors ir ne visada konstruktyviais būdais, ar ne. Tai
konsultacijų metu ir kiek rodo patirtis, tas skausmas tikrai neretai būna susikaupęs ne per vieną kartą, o net ir per keletą kartų. Jeigu pasižiūrėtume ar ne keletą kartų atgal, kai buvo lietuvių tauta susidūrusi su sovietų okupacija, ar ne, ir teko nemažai daliai žmonių slopinti jausmus, nerodyti jų, kažkur juos padėti. Ir netgi ne visuomet būdavo kalbama ir apie sunkius patyrimus, kažkaip būdavo bandoma labiau nustumti, atidėti, kažkaip kitaip tvarkytis. Tai dabartinė karta, ar ne, jau tarsi to slopinimo jau kaip ir nebereikia, ar ne, slopinti, bet įgūdžių ir patirties ateinančios iš kartos į kartą, o tai kaip būti su sunkia emocija, kaip būti su tais patyrimais, kurie visgi nutiko tėvams, seneliam, ar ne, galbūt alkoholizmo problemos, pavyzdžiui, senelių kartoje, galbūt dar kažkokios įtampos, kurios persiduoda iš kartos į kartą, kitokiu pavidalu, ar ne, bet kažkokiom įtampom, kažkokiais vidiniais sunkumais, nerimu, prislėgtumu. Tai šita karta iš tikrųjų yra ta, kuri jau gali ir pakelia tuos sunkumus, bando juos suvokti, kažkaip perdirbti, integruoti į savo patirtį, nenustumti, bet tikrai integruoti ir nemažai dirba su psichikos sveikatos specialistais. Ir tas pokytis vyksta, kad emocijos jau nebeslopinamos, bet ką dar su jom daryti, kaip jas išreikšti ir išreikšti konstruktyviai, iš tikrųjų yra proceso dalis. Jeigu galime sakyti, ar ne, kad sąmoningumas iš kartos į kartą didėja, šių vaikų ar ne dabartinių paauglių tėvai jau, pavyzdžiui, supranta, žino nemažai dalykų, ar ne, kaip reikėtų auklėti, ką daryti, bet ta patirtis, kuri yra įsisavinta ir tapusi mano dalimi, tokia kūniška, reali, koks aš esu, ne ką žinau, bet koks aš esu, tai keičiasi iš tikrųjų ne taip ir greitai. Ir šita karta, jaunuolių karta, iš vienos pusės ar negalima sakyti, kad jie yra emocionalūs ir rodo ir kažkaip tvarkosi, bet jie kelia ir tvarkosi, ar ne, ir tą patirtį perdirbdami į kūniją. Jinai tampa tokia tikra, išgyventa, atlaikyta ir tikimės, kad jų vaikai jau bus gerokai dar sveikesni ir stipresni. Kalbant apie kiekvieną vaiką, ar ne, jeigu pasižiūrėtume jo gyvenimo raidos ar ne, įvairiais etapais, nuo ankstyvosios vaikystės iki paauglystės, nors ar ne, tai sakom, kad vaikas, paauglys dar galbūt ar ne, nėra tiek daug to laiko praėję, visgi jeigu stebim jau savižudybės riziką, savižala, galimai tų trauminių, stresinių patirčių yra pasikaupę ir tai yra kažkas, ko nebūtinai galima išvengti ar kažkaip pakeisti, ankstyvosios trauminės patirtis, kažkokias netektis, tėvų skyrybos ir kartais ar net tai yra patirtis, kurias net neįvardyjame ar net nesuvokiame, kad tai yra trauminės patirtis, nes galbūt jos, pavyzdžiui, nutiko santykiuose arba ryšyje. Jeigu mano emocijos nebuvo atlieptos, pavyzdžiui, mama buvo gedule ir jinai negalėjo kažkaip tuo metu tiesiog atreaguoti ir atliepti tokiu būdu, kaip man, kaip vaikui ar kūdikiui reikėjo, tai gali būti irgi stresinė trauminė patirtis ankstyvosios raidos, ar ne? Ir mes suaugę, tai kai pradedam kilnoti tas patirtis, kartais suvokiam, kokios tai dalis yra ir kad visgi galimai tai buvo, ar ne, trauma, o ne ir kad tai turėjo poveikį. Tai iš tikrųjų, kai žiūrim kiekvieną to vaiko gyvenimą ir bandome suprasti, kas visgi veikia, tai tų veiksnių dažnai būna jau pasikaupę ir būna kelias iki tos savijautos, kuri yra dabar. Ir kai galvom apie ar ne pačią savijautą ir norisi ar ne priskirti kažkam tą atsakomybę, rasti, kas visgi čia prisidėjo, tai tikrai svarbu suvokti tuos visus veiksnius, ar ne, ir labai svarbu kažkaip nekaltinti nei tėvų, nei kitų artimųjų ar paties vaiko, nes yra įvairių aspektų, kurių, pavyzdžiui, šeimos istorijos, ar ne, nepasirinksi to, kur gimėjai, kokie buvo seneliai, ar ne, kokios tos vaikystės trauminės patirtis buvo.
negali pasirinkti neurologinės savo sandaros ir struktūros, ar ne? Kartais ramiems tėvams, pavyzdžiui, gimsta hiperaktyvus vaikas, ar ne? Ir kaip su tuo tada būti ir tvarkytis, ar ne? Ir čia kažkokie jau biologiniai, neurologiniai yra dalykai ir ne tik ar ne tiek auklėjimo, ar to, ar ne, kaip tėvai elgiasi. Tai paties vaiko, ar ne, struktūra, vidinė struktūra, polinkis, ar ne, į prislėgtumą. Ir visų aplinkinių įtakos, trauminės patirtis, draugų įtaka, ar ne, šalies situacija. Taip pat mokyklos vaidmuo, ar ne, kaip mokykla, kaip vaikas ten jaučiasi, kaip patiria ją. Kokie yra draugai, ar jie pastiprina, ar jie tempia irgi kažkaip į tą sunkumą. Tai iš tikrųjų tų veiksnių yra labai daug ir galvojant apie tą situaciją, kažkaip ją reikia pasižiūrėti kompleksiškai ir bandyti išeiti iš jos kompleksiškai. Ir čia, kaip mokytojai esantis arti vaiko, svarbu kažkaip pagalvoti, kaip galėtume pasikviesti tėvus tokiam bendradarbiaujančiam ryšiui, bendrystei. Nes dažnai tėvai jau iki susipažinimo su jumis galimai bus patyrę daug ar kaltinimo, ar atmetimo, ar kažkokių tokių neigiamų reakcijų, kad tarsi jie atsakingi ar ne yra. Arba gali būti net nebūtinai, jeigu iš išorės aš kaip tėvas ar mama susilaukiu kaltinimų, bet galiu pats save kaltinti ar jaustis atsakingas, kad aš kažko nepadarau ar ne. Nors iš tikrųjų, kaip kalbėjom, tai gali būti ar ne iš kartos į kartą keliaujančios kažkokios įtampos arba vaiko paties ar ne neurologinė struktūra ir dar kiti dalykai, trauminės patirtis, kurių negalėjom išvengti. Tai, va čia tėvai iš tikrųjų jau būna įsijautrinę, įsibaiminę, prisiėmę daug kalties ir va čia jūsų kaip mokytojų, kaip esančių šalia ir vaiko, ir tėvų žmonių labai svarbus gali būti vaidmuo kažkaip pakviesti tam tokiam nekaltinančiam, o bendradarbiaujančiam santykiui, bendrystei. Tikrai paieškoti, kaip visi kartu galim iš šitos savijautos, šitos situacijos, kurioje yra vaikas, mažai žingsneliais pradėti judėti kažkokio didesnio gerumo link, geresnės savijautos link. Ir jeigu kažkaip prisikviečiam ar ne tėvus, pajaučiam tą ryšį ir galim pradėti tikrai nuoširdžiai dirbti kartu, ta sėkmės tikimybė yra gerokai didesnė. Ar ne, jeigu kiekvienas padarysime savo tą dalį, ir pats vaikas, ir tėvai, ir ar ne šalia esantis mes kaip mokytojai, psichologas, tai tada tikrai tikėtina, kad ta situacija gali spręstis ir judėti geresnės situacijos link. Taip pat galite pakviesti tėvus, jeigu jūs susidurėt su tokia situacija, paskaityti ir leidinį, kurį parašau būtent tėvam, galbūt ir jums patiems būtų įdomu pasiskaityti, jeigu susidurėt su panašiom situacijom, bet būtent ar ne tėvams, kaip būti tame, jeigu tokia situacija jau susidėliojo ir ta suicido rizika iškilo. Kaip mums patiems, ar ne, kaip jums, kaip mokytojams būti toje situacijoje, jeigu jau visgi savižala ar suicido rizika iškilo kaip tokia kritinė situacija ir vyksta, ar ne, čia ir dabar mokykloje. Ir taip, iš tikrųjų gali būti, nes vaikai praleidžia labai daug laiko pas jūs, ar ne, ir tikrai didelę dienos dalį. Ir iš kitos pusės, jeigu jie ir jaučiasi saugus mokykloje, gali būti, kad tai gali būti būdas ieškoti kažkokio pagalbos šaltinio arba parodyti tą savo skausmą, pradėti kažkokį tą procesą judėjimo link geresnės savijautos. Tai šitoj vietoje labai svarbu galvoti apie komandą, bent jau nelikti vienam, ar ne, jeigu jau tokia situacija nutiko, kažkaip paieškoti būdų, kaip pasikviesti kolegą, su kuriuo tikrai turit ryšį ir galite kalbėtis, nes pagalbos gali reikėti.
Jeigu tuo metu vienas ar ne žmogus yra su vaiku, jeigu jūs esate su vaiku, na, kitas galbūt gali kažkaip pakoordinuoti, galbūt paskambinti tėvam ar ne, pranešti, pakviesti, kad vaiką pasiimtų, galbūt kviesti greitai ir taip toliau, na, kad būtų ne vienos rankos ar ne, ir kad turėtumėt tą pagalbos ir atramos šaltinį. Tai čia toje pačioje situacijoje, bet ir apskritai mokyklai labai svarbu turėti komandą ir galimai net kol dar nieko nėra įvykę, ar tuo metu tų situacijų galbūt net ir nėra, arba jos nėra tokios aktyvios, tikrai prevenciškai labai svarbu susidėlioti ir pasidaryti komandą, krizių valdymo komanda, krizių komanda, kuri reaguotų kažkokiose tokiose sudėtingesnėse, kritinėse situacijose. Tai gali būti ir suicidinė krizė, ar kažkoks didesnė savižalos situacija, bet gali būti galbūt ir kiti kritiniai kažkokie įvykiai. Tai būtų tikrai žmonės, kuriuos jau iš karto žinotumėt, ar ne, į ką galiu kreiptis, ar ką mes galbūt iš anksto pasidėlioja, ką darom tokioje situacijoje, ar ne, kaip tokiu atveju ar tokiu atveju, kas už ką atsakingas, tai iš tikrųjų daug nuimtų tokio ir patiems streso ir tas žinojimas tikrai tokiose situacijose padeda. Kitas momentas, kad tai įgalina ir atlaikyti kartu. Nes vienam atlaikyti, turbūt ne tik nėra lengva, bet kartais ir neįmanoma, čia ne vieno yra žmogaus ar ne, darbas ir atsakomybė, tai labai svarbu kažkaip būti toj bendrystėj ir kartu ieškoti tų išeičių. Taip pat labai svarbu pasitelkti ir išorinę pagalbą, ar ne, pedagoginės psichologinės tarnybos, mobilios krizių įveikimo komandos, nes net jeigu jūs ir žinote, ką ir kaip reikėtų daryti, net jeigu dalyvavot mokymuose, kai vyksta kritinė situacija, vis tiek, ar ne, mes esam tie, kurie esam arčiausiai, iš vienos pusės ir galim labai daug padėti, iš kitos pusės mus tai emociškai irgi veikia. Galbūt tai mano auklėtinis, ar ne? Galbūt mes kartais galvojam, kad mokyklos psichologas turėtų su viskuo tvarkytis, bet galbūt tai yra vaikas, kurį psichologas konsultuoja. Ir jis ir gali padėti, bet iš kitos pusės, tai irgi daug stipriau veikia negu, ar ne, išorinė žmogų. Tai kai atvažiuoja išorinė komanda, visada galima pasidėlioti ir tikrai ką galime patys pasidaryti, o kurias vietas gali perimti ir paremti mus išoriniai specialistai. Ir šitoje situacijoje, kai jau bandote ar ne padėti, jau kažkas ar ne įvyko, tai didžiausia turbūt dalis to, kaip ir kiek konstruktyviai galėsite atreaguoti, yra savo darbas su savo patirtimis, nes kiekvienas tų patirčių vienokių ir kitokių turime. Turime turbūt ir patirčių susijusių su savižudybė ar ne, su savižudybės rizika, savižala, jeigu ne mūsų artimoje aplinkoje, galbūt tolimesnėje aplinkoje per visą gyvenimą ar ne kažkokių artimesnių ar tolimesnių žmonių yra susidūrę, galbūt net patys esat susidūrę ar ne. Tai kažkaip, bet ir ne tik būtent ar ne tas suicidinės rizikos tema, bet apskritai ar ne mano paties įtampos, reakcijos, galėjimas būti stresinėse situacijose, jas atlaikyti, iš tikrųjų labai yra aktualūs. Aišku, veikia ir ta pati ar ne situacija, ir reakcija ją kažkaip reaguojant, ar ne, mes galime kažkaip jaustis dėl to, kas nutiko. Iš kitos pusės nemaža reakcijos dalis yra visgi susijusi su būtent su mumis ir mūsų patirtimis. Ir atspindi, ką mes esam patyrę, kodėl man iškilo ar ne, kodėl būtent toks jausmas, vienam ar ne gali iškilti, nežinau, daug minčių ir noras daryti, kažką aktyvumas, kitam gali kažkoks viduj lyg stabdis, lyg atsitraukimas, kaip aš esu ar ne, koks esu tose situacijose, tai svarbu tikrai pažinti. Tos ar ne reakcijos kritinėse situacijose fight, flight, freeze, bėgti ar ne, kovoti ar sustingti, jos yra, jos net nelabai pasirenkamos, jos automatinės yra ir kažkaip pažinti, žinoti, kaip man būna, kaip aš reaguoju ir tą kažkaip su tuo dirbti ilgainiui yra svarbu. Visų pirma, toj situacijai tai svarbu kažkaip savo tas patirtis sukonteininti, atlaikyti ir atidėti. Nes jeigu mes būsim apie savo patirtis, tikėtina mes kažkaip
negalėsim taip efektyviai būti apie vaiką ir reaguoti apie jį ir dėl jo. Tai tas patirtis svarbu nenuslopinti, nenuneikti, kad čia nieko nėra ir aš kažkaip tai čia susitvarkysiu ir viskas, bet prie to grįžti vėliau. Tai čia yra toks darbas su savimi, bet jis yra labai svarbus, nes didžiąja dalim, kaip jūs atreaguosite ir kiek efektyvi bus pagalba ir priklausys nuo jūsų galėjimo susitvarkyti su savo patirtim ir atliepti būtent apie vaiką. Dirbant mokykloje, ta pirma dalis svarbi yra pastebėjimo, jeigu dar ir situacijos nėra, ar yra rizika. Tai čia tikrai labai svarbu matyti, tiesiog matyti savo vaikus, ne tik dalyką, ne tik žinias, bet bendrą tą foną, savijautą. Visų pirma, kai ateina vaikas, koks ateina pažinimas, kažkoks tas bendras įvertinimas, kiek įmanoma tos informacijos gavimas apie vaiką, apie situaciją šeimoje. Ir tada ar kažkas keičiasi, nes jeigu keičiasi, jūs pamatysit. Suicidinė krizė tikrai, kartais būna, jos tokios impulsyvios, bet dažnai sunkumai visgi tęsiasi dažniau ir dažniausiai tęsiasi ilgą laiką. Ir jūs tikrai galite pastebėti kažkokį procesą, kad kažkas kitaip, kažkas keičiasi, vaikas darosi prislėgtas, arba būdavo aktyvus, o dabar jau nebeaktyvus, kažkoks užsidaręs. Bendraudavo, dabar nebebendrauja, atstumtas klasėje. Ir tikrai tą dinamiką jūs matot ir galit net ir valdyti. Galbūt tas vienišumo jausmas, jeigu vaikas liko vienas ir nebeturi draugų, tai kartais nebūna, nebūna galbūt didžioji dalis to sunkumo, bet kartais tai būna paskutinis lašas. O šitą dalį jūs puikiausiai dažnai suvaldote ir tenka girdėti puikių pavyzdžių ir patirčių, kaip persodinimas kažkaip atsirado, sėdėjo vienas ar kažkaip susipyko, gavo galimybę susibendrauti su kitų vaikų, komandinis darbas, kažkokie visi projektai, klasės išvykos, kur vaikai, paaugliai turi galimybę bendrauti, susibendrauti, kažkaip iš naujo persidėlioja tą grupės dinamiką. Ir jūs tos dalykus puikiausiai darote ir tenka girdėti konsultacijose, kaip laukia, kaip yra tie dalykai, kurių laukia mokykloje. Jeigu ten yra daug sunkių kažkokių dalykų, bet laukia išvyka, kaip apdovanojimas ir kaip negalėsiu kažkaip pabūti. Arba tas klasės susodinimo pakeitimas, kai neturiu draugų ir staiga visgi atsiranda kažkas, su kuo galiu kalbėti, arba kas atsveria mane, galbūt aš buvau prislėgtas, o kažkas šalia truputį aktyvesnis ir mane pajudina ir ta energija kažkaip vėl išsivaikšto. Tai iš tikrųjų tie maži dalykai kartais reiškia labai daug ir jūs tą tikrai matot, jaučiat ir galite įnešti savo dalį. Kažkaip įvardinti, pamatyti tos sunkesnius dalykus ne visada yra lengva, ir ypač tas pokalbis apie savižudybę, ar turi minčių paklausimas. Tai čia yra labai geri Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojami mokymai, Safe Talk, Assist ir turbūt dalis jau esat buvę ar ne, kas nebuvo, tai tikrai galite nukeliauti ir tą pasitreniruoti, išsimokinti ar nesakyti ir tikrai kažkaip bandant tos įgūdžius lavinant, kiekvieną kartą darosi vis drąsiau. Jeigu situacija jau yra aštresnė ir yra pradėtas veiksmas, tai matom, kad grėsmė yra didelė ar ne. Tai čia paprastai tenka kažkaip girdėti tas patirtis, kad tvarkotės puikiausiai, čia yra tas tiesiog paprastas reagavimas ar ne, fizinis pasirūpinimas, kvietimas greitosios pagalbos ar ne, kažkaip tėvų išsikvietimas. Jeigu ar ne yra aiškus ketinimas, bet veiksmas nėra pradėtas, bet galbūt įvardina kada, tai irgi yra labai rimta ar ne ir turim reaguoti, bet jau kažkaip savo bent jau galim turbūt šiek tiek nusiraminti, kad nėra čia ir dabar. Ir taip pat ar ne, jeigu yra mintis, tai nereiškia, kad rizika maža, tai reiškia, rizika gali būti didelė, ar ne, situacija net jeigu yra mintis, situacija gali būti pakankamai rimta ir ta rizika iš tikrųjų vis tiek yra vertinama momente,
negali kažkaip numatyti, kaip bus ar ne, kaip susidėlios, tai visada yra svarbu reaguoti rimtai, nes net jeigu tai yra mintis, bet nėra plano, tai nereiškia, kad suicidinis veiksmas negali įvykti. Kaip būti su jaunuoliu, vaiku, paaugliu, kai jau ar ne, yra tokia kritinė situacija arba yra sudėtinga, ko laukiam ar ne, kad atvažiuos greitoji. Tai aišku, visų pirma yra pasirūpinimas, jeigu tai savižala ar net sutvarstymo, ar kažkokia fizinė ta pagalba, medicininė pirmąją pagalbą. Bet kalbant iš emocinės pusės, tai galima pagalvoti apie tokius galbūt dvi kryptis. Jeigu turim didelį emocinį sujaudinimą, kaip panikos atakos, didelis nerimas, daug minčių. Iš principo, jeigu jaučiate, kad energija tokia kaip veržiasi į išorę, ar ne, yra labai aktyvu, visko daug, tai jūsų ta pagrindinė užduotis yra atlaikymas, laikymas. Jeigu įsivaizduotume mažą vaiką, ar ne, kelių metų, tai tą galėtumėm įsivaizduoti kaip ar ne apkabinimą ir tokį laikymą tikrai tiesioginę tą prasme, kol jisai nusiramina. Jeigu kalbame apie mokinius, truputį grįšiu vėliau, tai galima apie tą laikymą galvoti ir kaip apie emocinį tokį erdvės laikymą, buvimą šalia, kad aš esu, aš galiu atlaikyti tavo skausmą ir tas skausmas tada jis jaučiasi kaip labiau atlaikomas ir tam pačiam žmogui. Ir kita reagavimo kryptis, jeigu yra daugiau prislėgtumas, ne tiek sujaudinimas, o prislėgtumas, energijos toka, tai čia daugiau galbūt jūsų jau jausmų gali prireikti, kažkaip parodimas, tas jausmo savo atjautimas, supratimas ir tikrai kažkaip daugiau savo jausmo galima įtraukti. Nes nerimo atveju šitas turbūt nepadėtų, o galimai gal ir pabloginti, ar ne, jeigu vaikas nerimauja ir aš dar nerimauju. Tai kaip padėti esant tam emociniam sujaudinimui, tai ar ne, kaip kalbėjau, kad svarbiausia ta dalis yra savo patirčių atlaikymas, ar ne, ir tos erdvės laikymas. Tai tikrai nebūtų ta erdvė, kur yra daug žmonių, svarbu pasirinkti kažkokią ramią vietą, nusivesti vaiką, jeigu turite poilsio kažkokią kabinetą, kambarį, galbūt psichologo kabinetas, kažkur, kur nebūtų žmonių daug ar ne, kur būtų ramu ir būtų galima kažkaip tikrai pabūti. Atlaikantis buvimą šalia ir kai galvojam apie tą emocinį laikymą ar ne, galima pagalvoti ir apie fizinį laikymą, bet čia labai svarbios yra kelios dalis. Viena, tai kaip esate mokykloje apsibrėžę dokumentus, nes tikrai čia yra ta dalis, kur jinai tokia jautri yra, ar ne, tai svarbu, kad mokykloje turėtumėt kažkokį pasitvirtintą reglamentą, kokiais atvejais galima laikyti, ar ne, ar fiziškai laikyti, ar ne, jeigu vaikas ar ne šoka per langą, tai savaime suprantama, kad mes apkabinam ir neleidžiam, ar ne, to padaryti. Jeigu tai yra panikos ataka, ar ne, ir vaikas, pavyzdžiui, dreba, arba tikrai matosi tas didelis emocinis sujaudinimas, tai čia galima ar ne. Ir tikrai labai svarbu tą ir mokyklos dokumentuose apsibriežti. Kitas yra momentas, net jeigu dokumentuose apibriežta, su fiziniu laikymu labai svarbu kažkaip atsargiai. Nes dalį vaikų tai gali padėti, o dalį gali pabloginti. Neretai tai yra susijęs su smurtinė patirtimi. Jeigu jau esu turėjęs kažkokio fizinio neigiamo kontakto, tai greičiausiai jis man kels dar daugiau įtampos, negu padės. Gali būti ir tiesiog fiziologiniai ypatumai. Man, ar ne, jeigu turiu labiau išreikštus autistiškus bruožus, arba tiesiog, ar ne, man tas fizinis kontaktas nelabai su kitu žmogum. Tai tas gali irgi netikti. Tai čia labai svarbu net ir toje situacijoje, tada jeigu jau mokyklos dokumentai leidžia, kažkaip ir paties vaiko paklausti, ar tau padėtų, ar aš galiu palaikyti, pavyzdžiui, ranką arba apkabinti. Tai čia svarbu labai tikrai susižiūrėti, bet nedaryti tikrai nieko, ko vaikas ar jaunuolis nenori ar nesutinka. Dėmesio perkelimas. Šita dalis yra tokia kaip ir paprasta, bet visai svarbi ir suveikianti. Jeigu ar neturim emocinį intensyvumą ir norim kažkaip pakeisti šiek tiek tą patirtį, galim pabandyti pajungti kitus pojūčius, rega, klausa,
uoslė, skonis, lytėjimas. Jeigu įsivaizduotumėm ar ne smegenyse neuronų tinklą, jeigu mes pasitelkiam kitą kažkokį pojūtį, įsivaizduokit, ar ne, tuo metu skanuojamas smegenis užsižiebtų kitoje vietoje, ar ne, susiaktyvinimas. Tai reiškia, kad mes, taip kaip ir perjunginėjam truputį, aktyvuojam kitus centrus, kitas vietas. Ir tas gali kažkaip padėti išeiti iš tos situacijos, kurioje tuo metu sukomasi mintimis, ar emocinių patyrimų, ar fizinių net patyrimų. Tai čia tikrai galit ir pagalvoti iš anksto, ar ne, apie savo ten tą pagalbos kritiniu atveju dėžutę, ką galiu turėti, ar ne, galbūt kažkokių mėtinių ledinukų, galbūt, ar ne, kažkokio kvap, galbūt vaikas pats kažką turi, ar ne, kažką stresui, kamoliuką, ar ne. Arba galima padaryti paprastą tokį pratimą, net ir dabar galit paimti ir pasibandyti, sėdėdami, nieko tam nereikia papildomą, ar ne, tą galite ir mokykloje, bet kokioje vietoje taikyti, tai pratimas yra toks, kad atkreipiam dėmesį į 5 dalykus, kuriuos matom. Tai pabandykite dabar ir pasižiūrėti 5 daiktus, nežinau, žmonės, kažką, ir suskaičiuokit iki 5. Gerai, 4 dalykus, kuriuos girdit. Galbūt aš kalbu, ar ne, ūžia kažkur ventiliatorius, kaimynas galbūt kažką. Galbūt aš pats, ar ne, garsą kažkokį keliu. 3 dalykus, kuriuos galiu paliesti. Galbūt kažkokį daiktą, kėdę, savo rūbą, ar ne, tekstūrą pajausti. 2 dalykus, kuriuos užuodžiu. Galit prisiminti kažką, galbūt per pertrauką buvo, ar ne, pertraukėlę, kavos ar kažkoks kvapas. Ir skonis. Vėlgi, ar ne, galima iš tikrųjų tą ledinuką įsidėti ar kažką į burną kramtomos gumos, o galima prisiminti kažkokį skonį, citrinos pavyzdžiui. Ir toks paprastas dalykas, kurį galim taikyti bet kada, bet kokioje vietoje, net ir savo, jeigu užkyla ir nerimas, įtampa. Ir jisai beskaičiuojant, besidairant, bandant čia pažiūrėti, ką aš čia jaučiu, kaip čia, kas, kur čia, ką aš čia girdžiu, jisai truputį perjungia. Kitas yra padedantis pratimas, paprastas, bet irgi labai svarbus kvėpavimo, gilaus kvėpavimo pratimas. Kai kūnas kvėpuoja giliai ir ramiai, mūsų organizmas smegenis gauna signalą, kad reiškia, aš esu ramus. Tai techniškai įvyksta taip, kad emocijos tiesiog rimsta. Tai mes ne mintimis nusiraminam, bet iš apačios į viršų, ar ne, tas bottom up, kad aš kvėpuoju giliai, ramiai ir tada rimsta kvėpavimas, gilėja, lėtėja ir emocija po truputį nurimsta. Yra toks pratimas kvėpavimas kvadratu, tai vėlgi traukia skaičiavimą, skaičiuojam iki 4 įkvėpdami, tada iki 4 skaičiuojam sulaikom kvėpavimą, iki 4 skaičiuojam iškvėpdami ir vėl iki 4 skaičiuojam sulaikydami kvėpavimą. Pabandom. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Ir taip reikėtų kartuoti kokius 8-10 kartų, kelias minutės. Tai vėlgi pradedam skaičiuoti, kažkur persijungia mintis, kvėpavimas rimsta. Ir tam kartui tai yra tokie paprasti, jie nepakeičia ar ne visos situacijos, bet tam momente jie gali truputį padėti kažkaip perjungti. Jeigu yra prislėgtumas, čia gali būti, vėlgi ar ne jūsų tas atlaikymas, tai čia labai svarbi ar ne dalis, empatiškas buvimas šalia. Ir kadangi energija tokia jinai prislopusi yra, čia galima labai pagalvoti apie kažkokį šiek tiek išjudinimą, judėjimą, galbūt pasivaikščiojimą, išėjimą į lauką, gryną orą. Ir kūno tempimo pratimai, kūno pratimai, kad aš kažkaip atgaučiau save, grįžčiau į save, tas gali padėti ir to prieš tai, ir neminėto atveju, bet ypač jeigu tai yra prislėgtumas, tai aš galiu kumščiuoti ar ne, stipriai suspausti iš visų jėgų, iš visų ir atleidžiu.
visas vibracijos kūno, jos truputį perjungia irgi. Tempimo pratimai, galit pabandyti, nežinau, kojas, įtempkit stipriai iš visų jėgų. Ir atpalaiduojam. Dabar kumščius, iš visų jėgų. Ir atleidžiam. Vėlgi, į šonus, į viršų, pabandyti pasiekti lubas, ar ne, visi tie pasiražymai, bet koks išjudėjimas, ką jūs darot su kūnu, aš grįžtu kažkaip į save, patiriu kažkokį savo tvirtumą fiziškai. Ir tada, ta emocija truputį jinai vėlgi ir rimsta, bet jeigu esu prislėgtas, jinai išsijudina truputėlį. Tai tokie, tikrai paprasti labai dalykai, bet gali padėti tais atvejais. Ir kalbant apie pirmąją psichologinę pagalbą, čia ar ne tokius kažkokius pratimus pasibandam, ar bendrus tos principus, bet iš tikrųjų tai svarbu tą suprasti, kad kiekvienas tą gali daryti. Ta pirmąją psichologinę pagalbą, kiekvienas žmogus, ypač dirbantis su žmonėmis, nėra čia sudėtinga, tai nėra tik psichologų ar ne kažkoks tai dalykas, ar ko aš negalėčiau kaip specialistas. Yra specialių irgi specializuotų mokymų, pasitreniruoti, labiau pasipraktikuoti galbūt, kaip tą būtų galima daryti, bet tie pirmieji, tokie pagrindiniai gal principai, tai iš tikrųjų yra tokie labai paprasti. Pasirūpinti fiziniu saugumu, susijęti su artimąja aplinka, kas yra, artimi žmonės, artimiausi, kad žmogus grįžtų ten, kur jaučiasi gerai, saugus, kad būtų su tai žmonėms, su kuriais jaučiasi gerai. Svarbu kažkaip neskatinti per daug emocinės ventiliacijos, jeigu jos natūraliai nėra. Labiau priimti turbūt reikėtų tas reakcijas, kokios yra. Tai nėra ar ne ilgalaikė terapija, mes reaguojam čia ir dabar ir kiekvieno žmogaus struktūra yra labai skirtinga, emociniai ypatumai, emocijų raiškos ypatumai skirtingi. Tai jeigu vaikas dalyjasi, ventiliuojasi gerai, jeigu jis kažkaip ramiai ar ne, būna užsidaręs, nebūtinai ramiai ar ne. Tai irgi nebūtina, kad jis viską išpasakotų čia ir dabar, ar kažkaip tą išventiliuotų emociją. Tai gali būti jau kažkaip terapijos eigoje tas. Svarbu kažkaip informuoti aiškiai, tas teikia saugumą. Ir priminti, kad yra kažkokių stiprių dalykų, palaikančių dalykų. Nes kiekvienas iš mūsų ar neturim stiprių dalykų, palaikančių dalykų. Ir šitoj vietoje labai svarbu vaikui paminėti, kad dabar yra toks etapas, dabar yra sunku. Bet, tikrai, tau tas ar nepavyksta, ir tas sekasi, ir man tu rūpi, ir kažkokius dalykus, ar ne, kas vaiką palaiko, kame jis geras, kame jis stiprus, kažkaip priminti, kad yra tos dalis, kurios gali vėl ar ne kažkaip grįžti ir susidėlioti. Galvojant ar ne apie tolesnį darbą, tai svarbu turbūt ar ne, jeigu kažkoks įvykis ar situacija kritiškesnė ar ne, sudėtingesnė, tai svarbu tada pagalvoti ir apie darbą su klase. Čia vėlgi reikėtų įsivertinti, ar mokyklos psichologas tą darytų, ar jau išorinis, nes iš tikrųjų darbas truputį specifinis yra, reikalaujantis specifinių apmokymų, žinių, pavyzdžiui, debriefingo, kaip vedimas ar nedaromas. Tai tikrai įsivertinti, galbūt pasitelkti išorinę pagalbą, ir svarbu šitoje vietoje individualiai padirbėti su tais, su kurie jaučiat, kad tikrai jos paveikia tą situaciją. Taip pat labai svarbu toliau matyti vaiką, nes tas pirmas sureagavimas dažnai jisai įvyksta, bet kas ar ne paskui, ar vaikas gauna psichikos sveikatos paslaugas, ar visgi kažkas nesusidėliojo ir į konsultacijas jisai neina, nes jeigu turim ar ne savižudybės krizę, savižala, tai reiškia, kad tų vidinių resursų, kurie yra vaiko, kurie yra šeimoje, jų nebepakanka. Tai čia būtų svarbus tikrai tolesnis toks matymas, monitoringas, ar vyksta, ar keičiasi kažkas. Tas neįvyks greitai, kartais reikia metų, 2 ir 3, bet ar vyksta, ar procese, ar ne. Ir kartais, jeigu nevyksta, galima pasitelkti ir pagalbą, kažkaip dar tada galvoti, kas galėtų paskatinti, kad vyktų. Kartais tai yra vaikų teisės, kurios irgi puikiai dabar dirba ir bendradarbiauja, teikdami pagalbą iš tikrųjų. Ir galvojant apie prevenciją jau, tai šitoje vietoje svarbu irgi pagalvoti, kiek galėtumėt
matyti, kažkaip žinoti visgi tą istoriją. Čia kartais tėvai iš tų ankstesnių gynybinių reakcijų, ar ne, kartais ne viskuo pasidalyja, bet iš tikrųjų tas pirminės tos, ypač kai vaikas ateina į mokyklą, ar ne, pirminės informacijos, visuminės gavimas, ar ne, labai svarbus, kas visgi yra, kokie emociniai ypatumai, kas šeimoje, ar ne krizės. Ir tikrai prašyti, kad jeigu kažkas keičiasi, šeimoje informuotų. Čia jeigu randam tą bendradarbiaujantį ryšį su tėvais, jie tada tikrai gali ir nebijoti pasidalinti. Tai čia tą sekimą ne tik mokymosi, bet ir tos savijautos pusės svarbu daryti. Ar tai būtų mokytojas, ar visuomenės sveikatos specialistas. Galbūt galima kažkaip labiau susijęti ir su tais sveikatos patikrinimais, kurie vyksta kasmet ir kur galima atkreipti dėmesį ir į emocijas, ne tik į fizinę raidą. Tai iš tikrųjų tą dalį kažkas visgi mokykloje kuruoti, būtų gerai, kad galėtų. Ir žinoma, ryšys su vaiku ir meilė vaikui, nes tais kritiniais atvejais, sudėtingais atvejais, dažnai trūksta to žmogaus, kuris mato, kuris girdi, arba tuo metu tiesiog taip atrodo ar jaučiasi. Bet jeigu jūs esate tie, kuriems rūpi, ir tikrai dažnai girdžiu konsultacijose, kad bet yra mokytoja, kur aš galiu pasakyti, kur galim pasikalbėti, ar ne, jeigu skiriu tą laiką po pamokos ir visgi pakalbinu, tai apie ką, matau, kad liūdnas. Tai, iš tikrųjų, tas padaro didelį pokytį, nes visgi finale, jeigu žiūrint ar ne kas padeda, tai yra ta žmogiška meilė, kuri padeda ir gydo. Tai jeigu jums iš tikrųjų rūpi tie vaikai, ar ne, ir mylit jo žmogiškai, ar ne, tai paprastai, tai tas, yra labai stiprus ir palaikantis dalykas, kuris, kartais gali ir išgelbėti tą gyvybę. Ir tikrai norisi palinkėti kažkaip, kad mokykla būtų tas palaikymo šaltinis, mažiau, net tiek įtampos, ar ne, yra mokslo ta dalis, su kuria tenka kažkaip tvarkytis, bet iš tikrųjų ir saugumo uostas. Daugelis vaikų ateina į mokyklą kaip į gerą vietą, susitikti su draugais, pabendrauti, kur jaučiuosi gerai. Ir kokia yra atmosfera mokykloje, galite ir pagal save pasimatuoti, kaip aš jaučiuosi. Ar aš atsipalaidavęs, ar aš jaučiuosi gerai. Ir čia yra vieta, kur aš galiu kažkaip bandyti keisti ir kaip aš jaučiuosi, kaip kolega mano jaučiasi. Ir kaip mes, kaip kolektyvas galim kažkaip tą daryti mokyklą tokia vieta, saugia vieta, gera vieta ir sau, ir vaikui. Nes jeigu mes jausimės gerai ar ne, tai mes ir atreaguoti geriau galėsim. Tai turbūt tiek ir diskusijos metu, manau, galėsim kažkaip plačiau pakalbėti ir jeigu turėsit klausimų, aptarti. Gal dabar yra klausimų, Ingridai? Šiandien galėčiau garsiai pakalbėti. Aš gal norėčiau tik pati pasidalinti ir galvoju, ko aš pasigėdau, kad vis dėlto skatinti, pagalvoti čia apie mokytojų savijautą, kai yra vaikų, kurie ketina arba tu žinai, kad kalba apie savižudybę, tai man asmeniškai labai mano praktikoje padėjo bendradarbiavimas su psichiatrais. Tai yra, kai tu vaikui praneši. Yra vaikų, kurie grasina, ne, arba yra tam tokiam keli, sakykime, ne. Tai ir kolektyvui labai padeda, kai jūs labai aiškiai įsivardijat žingsnį, kurį jūs padarysite, ne. Kad jeigu yra kalba, kad yra svarbu kreiptis į psichiatrą, į ligoninę, ir man asmeniškai teko kviestis policiją, bet labai laiku ir vaikas gulėjo 2 kartus psichiatriniai ir labai padėjo iš tikrųjų išgelbėti visą jo gyvenimą. Tai aš galvoju, tikrai nereikia vengti, nes kartais tėvai nenori, vengia, atideda ir kartais ir mokytojai, ir specialistai mokykloje irgi nori atidėti, irgi kažkaip patys spręsti ir tada įsiklampina tiesiog. Tai čia tiesiog mano toks pasidalymas. Iš tikrųjų, pradėti daryti gali būti nelengva, ar neimtis to veiksmo, priklausomai ir nuo mūsų pačių reakcijų, ar ne, kaip minėjau, ar mes esam tie, kurie darom, ar mes, dažnai situacijose esam tie, kur atsitraukiam, ar išsigastam truputį, galbūt mūsų patirtis kažkokios pristabdo. Tai čia tikrai ta vieta, kur galime dirbti su savim ir bandyti aktyviai reaguoti, nes tikrai tos patirtis, kai visgi kreipiamasi į gydytojus, į psichologus, į ligoninę, nėra pradžia lengva, taip, ar ne, tenka pripažinti, tenka įsivardinti sunkumus, bet bent jau yra tada judėjimas gerėjimo link. Mes jau tada tam kelyje esam kažkur.
Tai tikrai labai svarbu pradėti. Dar turim laiko vienam klausimui, jeigu yra. Manęs prašė paklausti viena konferencijos dalyvė, kuri turėjo išbėgti. Jis sakė, yra korepetitorė ir pas ją atėjo vaikas ir pasidalino, kad jo klasėje vienas iš jo bendraklasių nusižudė. Ir jinai klausė, ką jai daryti ir ką jai sakyti tam vaikui, kuris, jinai nėra pagrindinė vaiko mokytoja ar ne, bet yra korepetitorė, kaip jai būti su šita informacija ir su tuo vaiku. Kaip ir turbūt bet kuriuo atveju, jeigu vaikas pasidalina skaudžia patirtim, tai svarbu, kad pasidalino ir greičiausiai, jeigu pasidalino, tai matyt turi ryšį kažkokį. Jeigu turi ryšį ar ne, tai jau yra pats savaime palaikantis veiksnys. Reiškia, yra žmogus, kuriam aš jaučiu, kad galiu atsiverti ar ne. Tai jau šita dalis kažkaip išpildo nemažai. Galim net ar ne savo jausti, kad jeigu su manim kalbasi, aš turiu tą ryšį ar ne, tai jau yra palaikantis veiksnys vaikui. Ir tada toliau svarbu kažkaip tyrinėti, kaip, gal ir pastebėti, kaip vaikas jaučiasi, kaip atrodo, ar čia yra ta dalis, kur pasidalinau ir ar tai yra, visgi man labai su tuo sunku būti. Ir čia gali būti, tikrai vertinga pagalvoti apie psichologo konsultacijas, nukreipimą. Čia tikrai negalim ar ne mes išpildyti visų kažkaip funkcijų, bet kažkaip pajausti, suprasti ir nukreipti. Svarbiausia tas supratimas ir išgirdimas. Tai čia svarbiausia dalis ir jeigu ar ne, tai jeigu tam vaikui būtų, taip matom, kad tikrai labai stipriai paveikia, kažkaip galvoti apie tą nukreipimą, nes iš tikrųjų tas pasidalimas gali būti įvairus, kai yra, situacija ar ne, kad įvyko savižudybė mokykloje, dalis vaikų su tuo kažkaip susitvarko vidiniais resursais. Galbūt užtenka tos darbo klasėje psichologo ar ne ir grupėje tik aptarimo, jeigu tai yra iš kitos klasės, galbūt ir visai ar ne, to aptarimo net nebūna. Bet yra vaikų, kuriuos taip ypač paliečia. Ir čia paliečia tada mano kažkokią jau dalį, mano kažkokį skaudulį ar ne. Ir pamatyti tuos paveiktus vaikus, ar ne, irgi yra toks darbas ir iššūkis. Jeigu vyksta grupė, kurią veda psichologas, greičiausiai jis identifikuos, kurie yra tie vaikai, kurie yra labiausiai paveikti ir kuriuos nukreipti. Kaip mokytojai, galbūt jūs irgi galit matyti, jeigu ar šitą vaiką paveikia stipriai ir jeigu stipriai, tada reikia galvoti apie nukreipimą. Ačiū labai, Ingrida, Jums už atsakymus ir už pasidalinimą.